Sveiki. Tai šiandien skaičiau Morkaus Evangeliją pagal Morkų, 5 skyrių, istoriją apie tai, kaip Jėzus išvaro visą legioną, daugybę demonų iš vieno vargšo vyruko. Ir šita istorija man yra labai artima, dėl to, kad Dievas per ją labai daug šnekėjo, kai ragino mane grįžti į Lietuvą. Tai aš visos istorijos neskaitysiu. Jeigu jos dar nesat skaitę, ar nežinot, apie ką aš kalbu, tai labai siūlau paskaityti, nes čia labai vyksta įdomus pokalbis tarp Jėzaus ir būtent viso to legiono demonų. Bet iš tikrųjų Dievas kalbėdavo man per kelias paskutinės eilutes. Kai tas apsėstasis jau buvo nebeapsėstas, kai Jėzus jį išlaisvino ir jisai norėjo kartu keliauti su Jėzumi, žinoma. Kodėl ne? Jisai yra gelbėtojas ir jisai yra Mesijas. Aišku, aš irgi norėčiau likti šalia jo, jei įmanoma. Plius, kai tavo kaimas yra toks kaimas ar miestas, kur niekas nenori nieko net girdėti apie Jėzų. Tai vat nuo čia ir paskaitysiu, nuo 17 eilutės. Tada žmonės, būtent iš to miesto, ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo. Bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo, pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs ir visi stebėjosi. Ir prieš šitas eilutes Dievas prieš keletą metų man vis pakartotinai šnekėdavo, kai jisai mane ragino grįžti į Lietuvą. Ir aš nenorėjau grįžti, nes aš jaučiausi taip, lyg grįždama į Lietuvą aš grįžčiau kažkur atgal, o nejudėčiau savo gyvenimą į priekį. Nes ten nebuvo nieko, dėl ko aš dirbau. Nei kažkokios karjeros, nei jau ten artimų labai draugų daug pasilikusių. Tai buvo mano šeima, bet vis tiek, kai tu augi, bręsti, tu nori nuo jų atsiskirti, palaikyti ryšį, bet nenuolat būti vienoje erdvėje, kas yra normalus, manau, suaugusio žmogaus mąstymas. Tai tas grįžimas tarsi būtų buvęs man žingsnis atgal mano gyvenime. Ir Jėzus šventoji dvasia panaudojo šitą istoriją parodyti man, kad yra kitaip, kad tai nėra žingsnis atgal. Tai yra būtent tai, ką Dievas nori, kad aš daryčiau šiuo metu. Ir kai perskaičiau tas eilutes, kur Jėzus sakė, eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo, aš supratau, kad tas išgelbėtas žmogus, kuris anksčiau buvo apsėstas, jisai tikriausiai net nebeturėjo tų namų. Jisai tikriausiai nebeturėjo nei namų, nei draugų, nei apskritai kažko, kas šitoje žemėje būtų vertinga. Nes jisai metus, kaip čia parašyta, gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Jis sutrupindavo grandines, nutraukydavo pančius ir niekas negalėjo jo suvaldyti. Kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Tai tikriausiai visi artimi žmonės jį seniai jau buvo palikę, kaip dėl tos fizinės namų situacijos, nežinau. Bet vienaip ar kitaip jis net nenorėjo grįžti namo, nes tikriausiai jisai nesijautė taip, kad turėtų kažkokius namus. Dabar jisai tiesiog norėjo sekti Jėzumi. Ir visgi Jėzus sako, eik namo pas saviškius, kurie galbūt tau ir neatrodo tokie savi, bet tu žinai, kaip jie mąsto ir jie žino, koks tu buvai ir koks tu dabar esi. Ir aš atsimenu, man šitą vietą labai prakalbo, kad jo, iš tikrųjų,
aš tikriausiai niekada geriau nesuprasiu jokios kitos kultūros ar žmonių, nei kad lietuviškos kultūros ir Lietuvos žmonių, nes aš pati tokia esu. Kad ir kaip norėtųsi ten kažkur važiuoti tolyn ir pamiršti kai kurios dalykus ir pradėti viską iš naujo. Visgi aš esu to dalis ir tiek aš juos pažįstu, tiek jie mane pažįsta, kokia aš buvau. Ir dėl to aš galiu jiem papasakoti daug lengviau, kokia aš dabar esu. Dėl to, kaip čia parašyta, dėl to, kaip Dievas manęs pasigailėjo. Ir kokių nuostabių dalykų Viešpats padarė mano gyvenime. Tai kai Jėzus mus kažkur šaukia, tai nebūtinai yra šaukimas grįžti ar judėti kažkur, kur yra patogu. Ar kur mūsų laukia. Ar kur mes turim kažką apčiuopiamai vertingo. Ir prisimenu, kaip man buvo kilus dar ir tokia mintis, kad iš tikrųjų žmonės šiandien pažįsta tą mano senąją aš. Ir o ką jeigu aš čia grįžus vėl pradėsiu jaustis ir elgtis ar kalbėti taip pat, kaip senoji aš mėgsta. O ką jeigu tas senasis aš atgis grįžus į tą senąją aplinką. Jeigu iš tikrųjų taip atsitinka, vadinasi, tas manasis aš iš tikrųjų ir nebuvo numiręs. Jis tiesiog buvo tokioje terpėje, kuris nelabai reikšdavosi. Tai kartais grįžti į savo senas aplinkas ir pasitikrinti, ar tikrai mes iš vidaus pasikeitėm ir niekas mūsų netrigerina elgtis taip kaip anksčiau. Visa ta aplinka neskatina mūsų taip elgtis. Tai vadinasi, mes iš tikrųjų pasikeitėm. O jeigu mes tik tai norim kažkur bėgti, vis kažką pradėti naujai, ir čia jau mano tokia nuodėmė, jeigu galiu taip sakyti, nesitvarkyti su dalykais vietoje toje, kurioje esu, bet vis judėti tolyn. Tarsi ta nauja lokacija kažkaip išspręstų mano visas vidinės problemas. Bet iš tikrųjų mes tiesiog atsitraukiam nuo to dirgiklio. Ir jeigu tas dirgiklis kažkaip sugrįžta, mes ir vėl puolame į tuos pačius įpročius ar elgsenas ar mąstymo modelius. Tai va, tiesiog šiandien mąsčiau apie tai. Tai kviečiu ir jūs pamastyti, kad galbūt Dievas šaukia jūs kažkur, kur jūs nenorit eiti, bet tai daryti labai verta. Ir iš tikrųjų grįžus į Lietuvą iškart pasakysiu, kad nei dienos to nepasigalėjau ir labai labai džiaugiuosi, kad priėmiau Dievo kvietimą. Ir dar pagalvoti, kad galbūt jūs bėgat nuo kažko, su kuo iš tikrųjų reikėtų tiesiog susitikti veidas į veidą ir susitvarkyti. Vietoj to, kad keisti aplinką ir tiesiog bėgti nuo to dirgiklio. Tai šiandien tokios mintis ir iki kito karto.